Fėjų slėnyje keistų gyventojų ir nutikimų knibždėte knibžda. Tačiau kai kurie įvykiai net ir slėnio gyventojams būna gana netikėti. Štai viena istorija apie mažylę vardu Mei. Šią būtybę fėja auklė rado ne samanose ir gėlėje, o medžio drevėje. Vos dirstelėjusi ją, fėja auklė net aiktelėjo. Ji labai išsiskyrė iš kitų mažylių savo didesnėmis ausytėmis ir pasišiaušusiais tarsi pienės pūkas plaukučiais. Be to ji daug triukšmavo ir nenorėjo gulėti vystykluose. Fėjos auklės pavadino ją Mei ir paguldė kartu su kitais kūdikiais. Tačiau po 7 dienų, kai visiems fėjukams išdygo sparniukai ir ūseliai, Mei jie nepasirodė. Tada buvo nuspręsta, kad tai per klaidą papuolęs elfų kūdikėlis. Mažyliai buvo paaiškinta, kad ji elfiukė, kad būti elfe normalu, bet Mei neapsidžiaugė. Kai kiti mažyliai pradėjo skraidyti, Mei tiesiog mirė iš pavydo, tikrino savo nugarytę, tikėdama, kad tuoj išdygs sparneliai, bet jie taip ir nepasirodė. Žiūrėdamos į beprasmiškas Mei pastangas, fėjos ją ramino, tikindamos, kad ji elfė. Bet mažylė dėl to net pyktelėjo. "Nustokite mane vadinti tuo, kas aš nesu. Aš esu fėja, girdite? Fėja!" išpyškino Mei ir nubėgo. Kuo Mei augo didesnė, tuo jai darėsi sunkiau. Gyventi ir amžinai girdėti, kad esi elfė, o širdyje jaustis fėja, darėsi nepakenčiama. Vieną dieną ji nusprendė keliauti pas žiniuonį ieškoti atsakymų. Netrukus jau beldėsi senolės duris. Išgirdusi kvietimą užeiti, šmurkštelėjo vidun. Žiniuonė pakraipė lūpas ir paklausė. "Tai tu ta maža nenuorama, kuri kelia triukšmą slėnyje? Na, užeik, sėskis ir papasakok, kokios bėdos tave atginė." "Bėdos mano didelės, gerbiamoji žiniuonė, negaliu taip gyventi, kai visi mane vadina elfe, o aš juk esu fėja. Tik niekaip nesuprantu, kodėl man sparneliai ir ūseliai neišdygo." "Taip, reikalas rimtas," susirūpino žiniuonė. Ji pasidėjo ant stalo krištolinį rutulį ir visą laiką bandė kažką pamatyti. Staiga pradėjo murmėti kažką sau po nosim. "Žmogus fėjomis nepatikėjo ir sparnai nesuplasdėjo. Tas, kuris nebejos, fėjai sparnus dovanos." "Ką tai reiškia?" pasidomėjo Mei. "Brangute, tau teks palikti fėjų slėnį ir leistis į kelionę, nes čia atsakymo nerasi. Patekusi į žmonių pasaulį, turi surasti kažką, kas tiki fėjomis." "Puikus," striktelėjo Mei, "juk taip paprasta, reikia tik surasti žmogų." Padėkojusi žiniuoniai, Mei nedelsė nė sekundės ir jau už akimirkos stovėjo prie fėjų slėnio ribos, ketindama drąsiai žengti į žmonių pasaulį. Atsiradusi viltis, rodos, paprastas atsakymas suteikė tiek jėgų, kad mažylė net nesuabejojo keliauti ar ne. Tačiau tik dabar ji suprato, kad nežino, kur ieškoti atsakymo ir į kurią pusę pasukti. Klausė pienės pūko, bet jis nežinojo. Atsidūrus uogų laukime kelio klausė pas jas, bet šios taip pat nežinojo, ką patarti. Smilgos iš viso nekalbėjo. Kai pavargo, prisėdo prie miško drakono ir pasiguodė jam, kad nežino, kaip elgtis. Šis pabraškino savo sąnarius ir tarė. "Tu tik nenusimink ir nepasiduok, juk pasaulis toks didelis." "Esi teisus, reikia keliauti toliau," pritarė Mei ir pailsėjusi vėl leidosi į kelionę. Priėjusi kukurūzų lauką, stabtelėjo papietauti. Neilgai trukus išgirdo žmonių balsus. Mei apsidžiaugė, tačiau greitai nusivylė. Pasirodo, žmonės jos net nepastebėjo. "Ką gali žinoti, gal tiesiog nepamatė," nuramino save Mei. Pasistiprinusi, leidosi tolyn. Kirtusi miškus, persikėlusi per sraunius upelius, ji netikėtai priėjo jūrą. Fėja net aiktelėjo nuo nematyto vaizdo ir nudžiugo nuo gausybės žmonių. Bet greitai džiugesys virto liūdesiu. Pasirodė, kad ir paplūdimyje jos niekas nematė. Net tada, kai ji priėjo prie žmonių, statančių iš smėlio pilis, niekas negirdėjo pagalbos šauksmo, kai ji krito į duobę. Jokios naudos ši kelionė iki šiol netnešė. Mei tik stipriai nudegė saulėje ir pavargo. Tada prisėdo ant sugriuvusios smėlio pilies, su kuria rodo sugriuvo ir visos jos viltys rasti sprendimą.
Prasibrovusi per brūzgynus, įveikusi miškus, pasiekusi jūrą, ji vylėsi rasti atsakymą čia. Bet kaip jį rasti, jei šiame pasaulyje niekas tavęs nemato ir negirdi? Jausmas buvo toks, tarsi peleniai pažadėta šventė neįvyko ir moliukas nepavirto karieta. Viltis žlugo, tikėjimas sumenko. Ar aš tikrai ne fėja? Ar širdis man meluoja? Mąstė Mei. Susitaikyti su tuo buvo skaudu, bet teko. Faktas, kad ji neturi sparnų, buvo akivaizdus. Ašaros kaip pupos byrėjo jos nudegusiais, strazdanotais skruostais ir Mei patraukė namų link. Įveikus ilgą kelionę atgal ėjo lėtai vilkdama kojas. Kai jau slėnis buvo visai netoli, Mei pamatė ant nugriuvusio medžio kamieno sėdintį žmogų. Tai buvo mergina. Ji nieko neveikė, tik įdėmiai klausėsi miško garsų. Mei, susitaikiusi su tuo, kad jos niekas nemato, priėjo visai arti. Labas, fėja, staiga ištarė mergina. Mei net pašoko iš netikėtumo. Tu mane matai ir pavadinai fėja? Beveik suspigo Mei. Taip, aš tikiu fėjomis ir tikriausiai dėl to jas matau. Man tai įprasta, nusijuokė mergina ir ištiesė ranką. Paėmusi mažytę Mei rankytę, ji tarsi pasisveikino. Bet juk aš neturiu sparnų, vis dar prieštaravo Mei. Keista, bet aš juos matau ir tu juk sklandai ore, pasakė mergina. Ir o stebuklė, Mei iš netikėtumo net nepajuto, kad tikrai sklando. Pasičiupinėjusi galvą, ji pajuto 2 styrančius švelnius fėjų ūselius. Aš fėja, aš žinojau, aš skraidau, aš fėja, šaukė Mei, sukdama piruetus aplink merginą taip, kad vos į ją neatsitrenkė. Kaip tai atsitiko, aš net nepajutau, kada jie man išdygo. Tikriausiai tu kažkokia nepaprasta mergina. Ačiū tau, ačiū, kad pasirodei mano gyvenime, kai liūdesys baigė mane sugraužti ir aš praradau tikėjimą, tauškėjo Mei. Aš esu paprastas žmogus. Bet žinau, kad tikėjimas daro stebuklus, tarė mergina ir nusišypsojo. Net nežinau, ką dabar man daryti su šia laime, ji tiesiog netelpa mano krūtinėje. Vis tik širdis man sakė tiesą, džiūgavo Mei. Tai nenutinka dažnai, todėl krykštauk skraidyk, kol pavargsi, mėgaukis laimę, paragino mergina. Padėkojusi begalę kartų, Mei pasileido bėgti link slėnio. Ji vos negriūdama skubėjo visiems pranešti džiugią žinią. Nepamiršk, jog turi sparnus ir gali skraidyti, šūktelėjo jai pavimui mergina. Fėja pliaukštelėjo delniuku sau per kaktą ir purptelėjo į orą. Gaila, kad tada niekas nematė, su kokiu pasimėgavimu ji kilo ir leidosi, sukosi ore ir šokinėjo nuo šakelės ant šakelės. Štai kas nutinka, kai sutinki tą, kieno tikėjimas tavimi prikelia iš nusivylimo gniaužtų. Jei kas nors sakys, kad esi netoks, kad nemoki, kad tau nepavyks ir tu tuo patikėsi, nustosi skristi per gyvenimą. Stebuklų gali tapti ir vienas ištartas aš tavim tikiu, kuris prikelia gyvenimui ir suteikia sparnus.